trumpai pamėginsiu papasakoti apie kompaniją, kuri iš tikrųjų labai jaunutė, kuri gimė tik tai 2013 metų spalio 12 dieną. Tarptautinė kompanija, kuri vadinasi Libertachija, tai yra lietuviškai išvertus būtų laisvė. Kompanija, kuri savo gimimo dieną atidarė pačią pirmąją savo atstovybę ir tai buvo padaryta Portugalijoje. Ir dabar gyvenanti viso labo tik tai 10 mėnesių, toks mažas naujagimis, žengia gigantiškai žingsniais į priekį, net nežengia, o bėga. Kompanija, kuri sumušė rekordus daugeliu atžvilgių. Visų pirma, tai per 10 mėnesių su ja pradėjo dirbti 2 milijonai žmonių, tai yra skaičius, kuris dar istorijoje negirdėtas. Kompanija, kuri per pirmus 10 mėnesių pradėjo savo darbą 150 pasaulio valstybių, skaičius, kuris dar negirdėtas. Ir kompanija, kuri per pirmus 10 mėnesių jau turi veikiančias 4 atstovybės ir 5 tiesiog jau atidarys savo duris, skaičius, kuris dar negirdėtas. Žodžiu, fantastiški rezultatai, fantastiškas darbas. Ir dabar persikraustom, pasikalbėsim apie mūsų verslą žiūrint reklamas, darant reklamas, apie verslą iš reklamos. Taigi, kiekvienas iš mūsų pasirašydami kontraktą, užsiregistruodami kompanijoje, gauname nemokamą bronzos paketą. Visą laiką ties juo sustoju, noriu, kad gerai suprastumėt, kam jis reikalingas, ką mes iš jo galim padaryti, kad nesusidarytų visiškai nereikalinga, klaidinga nuomonė. Taigi, bronzos paketas man jis labai, kaip čia pasakyti, man jis primena piniginę, patinka man lyginti jį su piniginė, su tuščia piniginė. Tai yra, mūsų kompanija mums suteikia fantastišką galimybę pradėti savo verslą be jokių investicijų. O tai reiškia, kad ko gero kiekvienas iš jūsų suprantat, kad verslas automatiškai bet kam iš karto asocijuojasi su investicijom. Nėra verslo, nėra investicijų. Nėra investicijų, nėra verslo. Yra investicijos, yra verslas. Šiuo atveju mes irgi turėsime savo verslą. Daug kas iš mūsų jau turime šitą savo verslą. Bet kompanija mums paruošė bronzos paketą, kuris mums suteikia galimybę sukaupti pinigėlių, kad juos tada galėtume investuoti į verslą. Tai yra, kad nereikėtų traukti pinigų iš savo kišenės. Ir ypač dabar šiais sunkiais metais, šiais krizės metais, ko mes visi, ko gero, jau patyrėm savo kailiu, kuo toliau, tuo daugiau žmonių norėtų veikti, norėtų daryti. Daug žmonių yra vaikštančių, miegančių, nemiegančių, sėdinčių, valgančių, naktim neužmiegančių, sukančių savo galvą, džiovinančių savo galvas. Kaip išsikapstyti, ko čia imtis, ko čia griebtis, kaip pasiekti, kaip išlipti šitos gilios duobės. Taigi, kompanija į pagalbą ateina su mūsų bronzos paketu. Nereikia įdėti pinigėlių. Tiesiog imkim paketą ir išnaudokim visas galimybės, kurias mes gaunam turėdami šį paketą. Tai yra, pirmiausiai, mes turime 10 gigabaitų laisvos vietos. Tai yra debesėlis, į kurį galim pradėti kelti savo archyvus, ten nuotraukytės, muzikytę ir kas ką turim. Aišku, 10 gigabaitų tai yra mažiukas debesiukas, bet pirmai pradžiai jau galima. Na ir be abejo, mums labai rūpi užsidirbti iš reklamų. Kiekvienas žmogus užsiregistravęs mūsų kompanijoje gauna savo iš karto minučių bėgyje, gauna savo virtualų ofisą ir ką turime padaryti? 5 kartus per savaitę prisijungti mūsų ofise ir pažiūrėti per dieną 15 reklamų. Kiekviena reklamytė 90 minučių, vadinasi, kiekvieną rytą, aš kiekvieną rytą, kai kas galbūt per pietus, kai kas galbūt vakare, bet kiekvieną dieną maždaug pusę valandos užtrunkam žiūrėdami mūsų 15 reklamyčių. Ir kiekvieną dieną
jau į mūsų piniginę įkrenta $3, o tai reiškia, kad užsidirbam per mėnesį apie $60. Tačiau iš tų 60, 30 kompanija mums perkelia į taupyklę. Kas čia per toks dalykas, ar ne, taupyklė? Kas čia per daiktas? Seniai išaugom iš to amžiaus, ar ne, kad dėtumėm pinigėlius į taupyklę. Taigi, aišku, savaime suprantama, kad baisūs metai, stipri krizė, daug žmonių gyvenančių sunkiai, irgi klausinėjau, irgi žmonės kėlė rankas, irgi man pasakojo, kad pažįsta žmonių, kurie iš tikrųjų sunkiai sulaukia mėnesio galo, kuriems sudėtinga sumokėti už šviesą, už vandenį, žiemą, už šilumą, už telefoną ir taip toliau, kad mėnesis daug ilgesnis negu atlyginimas. Ir be abejo, jeigu kompanija leistų pasiimti visus uždirbtus sukapsėjusius pinigėlius, visiškai normalu ir natūralu, kad žmonės paprasčiausiai juos pastoviai pasiimtų ir jeigu tai darytų, taip ir nesukauptų toj mūsų tuščioj piniginiai reikiamos sumos pinigėlių, kad galėtume investuoti į mūsų verslą. Taigi, kompanija pusę pinigėlių paima ir įdeda į taupyklę, kurių mes liesti kol kas negalime. Tokiu būdu tiesiog kaupėsi pinigėliai. Tie žmonės, kurie mėgsta pardavinėti, bronziniam pakete jau gali pardavinėti ir užsidirbs 10% nuo produkto kainos. Tačiau, kas svarbiausia suteikia galimybę bronzos paketas, tai yra kurti komandą, kad svajonės pildosi. Linkiu Jums teisingo sprendimo, linkiu Jums visiems, kad šis vakaras būtų lemiamas jūsų gyvenime, kreipiuosi į naujus žmonės, į naujokus. Linkiu, kad šitą vakarą atsimintumėt kaip tašką, nuo kurio gyvenimas visiškai pradėjo tekėti kitą linkme, žymiai geresnė linkme, su didelė šviesa tunelio gale, su dideliu noru eiti į priekį ir su didelėm svajonėm. Prašykite tų žmonių, kurie jums davė nuorodas į salę, prašykite jų registro nuorodas ir šiandien pat priimkite sprendimą ir ženkite pirmąjį žingsnį. Tuo šį vakarą mūsų konferenciją baigsiu.